Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai. Labas, Ilija. Labas, Greta. Šiandieną turime, kaip visada, nemažai naujienų aptarti ir tikriausiai pradėsime nuo nuostabių pirmo ketvirčio jau uždarimo rezultatų, kuriuos generuoja JAV įmonės, tai S&P 500 indeksas, rytoj atsiskaitinėja paskutinę iš tokių gigantų Nvidia. Ilija, su kuo sietum tokius rekordinius rezultatus, kurie nenustoja nepriklausomai nuo to, ar vyksta karas ar ne, ar silpnėja stiprėja doleris, kokios būtų to augimo priežastis? Taip, tai jau porą savaičių paskutinį iš tikrųjų aptarinėdavom atskirų sektorių, atskirų kompanijų įskaitymus. Teisingai sakai, praktiškai viena didesnė kompanija Nvidia liko, bet jau galima saugiai sakyti, kad tas laikotarpis yra labai teigiamai pasibaigęs. Tas geras tiesiog įveščiau į kontekstą, ne šiaip geras, o geriausias per paskutinius 20 metų. Kitais žodžiais, praktiškai per visus sektorius, per visas šakas Amerikoje korporacijos generuoja didžiausius pelnus. Tai rekordas yra pasiektas tikrai ne ties vieną skaičiuką, ne tik tai savo apimtim, bet ir kompanijų kiekis, kurios viršijo lūkesčius, tai tokių yra net 5% visų korporacijų patekusių S&P reportavo, tai yra įskaitė geresnius pelnus negu tikėtasi. Irgi eilinį kartą gal pažymim, išryškinam, kad koncentracija pelnų vis tiek vyksta technologiniam sektoriu, tai 3 didžiausios korporacijos, kaip ir Meta, Alphabet, Amazon sugeneravo apie 71% visų pelno prieaugio. Tai visas 3 be išimties yra būtent iš technologinio sektoriaus, tai galima drąsiai sakyti, teikti, kad ta recesija, kurią grasino gal investuotojas prieš metus, tikrai nepasiteisino, kad kaip niekada daug pelnų surenka korporacijos. Ir čia, sakysime, investuotojams seka gal keletų tokių gal pamastymų projekcijų. Tai prieš, sakysime, o ką tai reiškia, kai paklausė, kokios yra priežastys, tai dauguma ekonomistai išskiria gal 2. Viena ir tą temą, manau, kad tikrai galime gal paliesti šiek tiek labiau išvystyti, tai yra silpnas sąlyginai doleris. Nes Trumpas atėjęs prie valdžios, sąmoningai, nesąmoningai, čia yra daug spekulacijų, bet yra nusilpnęs dolerį. Ir iki šiol, aišku, ekonomistai nesutarė, ar tai yra daugiau geriau valstybė, ar daugiau blogiau valstybė, bet ko negali paneigti, tai yra tai momentaliai pagerina šalies eksporto potencialą. Nes taiga visos prekės gaminamos toje šalyje, kurios valiuta tapo silpnesnė, pasidaro pigesnės kitų šalių atžvilgių. Ir tai po vidutinio laikotarpio veda prie pardavimų didėjimo, prie eksporto gerėjimo, tai yra ekonomikai, konkrečiai šis aspektas yra geras ir sveikas, o korporacijom be abejo tai reiškia geresni ir daugiau pardavimų ir būtent tą mes ir matome, kad jeigu taip sąlyginai įvertinti, sakysime, dolerio kurso svyravimą bent jau ties eurą, paskutinis keletą metų, tai tokie buvo 2 didesni gal tokie nuosmukiai. Tai paskutinis tas didesnis nuosmukis buvo įvykęs kaip tik 25 metų pradžioj. Tai jeigu kažkadaise dolerį matėme brangesnį už eurą, tai dabar, kai te kainuoja 85-86 centus, tik tai euro duoda ir šitą euro centus. Ir tas iš tikrųjų vienas iš priežasčių, kad eksportas gerėja ir korporacijos mato didesnius pelnus. Laikai pinigus banke už 2,5%? Nelauk, padvigubink savo pinigus per 5 metus. Investuok į ateities technologijas, prisijung prie 3500 investuotojų. Investuok dabar su NextJury Technology Fund. Antra gal tokia labai plačiai diskutuojama iš tikrųjų apskritai turinti filosofinės pasekmes gal sričių, tai yra tai, kad apskritai korporacijos linkusios koncentruoti ir didinti būtent savo pelnus ir vis mažesnė dalis atitenka korporacijų pajamų darbo atlygiams. Šis procesas jau iš esmės vyksta 50 metų, vėlgi jau porą kartų apie tai kalbėjome, kad tarp kapitalo ir darbo svoris vis stiprėja kapitalo naudai, kad tai žodžiais vis daugiau ekonomikos perskirstymo atitenka kapitalui, o ne darbo atlygiai. Ir tie išaugę pelnai, kur ypač technologiniam sektoriui yra susijęti su tiek našumo padidinimu, kitais žodžiais korporacijos tiesiog pagamina daugiau pridėtinės vertės, panaudojant paskutiniausias technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, bet tuo pačiu tikrai nemažai matome ir darbuotojų atleidimų,
visiškai visos technologinės kompanijos yra paskelbusios apie ten 10 000 atleidimų per paskutinius metus, o tai be abejo veda prie to, kad pelningumas kompanijų didėja, nes daugiau produkto, daugiau pajamų, tai tenka mažiau darbuotojų. Vėlgi, gal ne šios laidos kontekste vertinti mum, kaip tai yra socialiai, kokios yra pasiekmes, ar tai sąžininga ar nesąžininga, bet procesas vyksta ir tą mes tikrai matome per tai, kad korporacijų pelnai labai reikšmingai didėja. Tai pasakysime, tokios gal dvi norėčiau išskirti. Vienas yra dolerio kursas, dabar stabilizavęsis, bet pakankamai kritęs ir būtent pelnų didėjimas korporacijose. Tikrai taip. Grįžtant prie dolerio temos, praeitais metais nemažai investuotojų savo kailių patyrė, ką reiškia dolerio silpnėjimas. Galbūt galėtum pakomentuoti, ką turėtų daryti paprastas investuotojas, kuris perka galbūt ETF, S&P 500 arba Nasdaq 100 ir patiria tą dolerio silpnėjimą, kuris iš esmės suvalgo dalį grąžos. Tai mes turime augimą įmonių, tačiau valiutų svyravimai dėja suvalgo dalį tos realios grąžos, kurią gauna investuotojas. Taip, žinai, apskritai valiutų arba Forex exchange rinka yra verta gal atskiros disertacijos ar netgi 100 disertacijų tą temą galim parašyti, gal tokių porą procesų išryškinsiu, kurie gal labiausia reikšmingi valiutų vertinti arba analizuoti arba kažkaip akomoduoti taip vadinamai valiutų kursus. Tai yra vienas procesas yra ta grandininė reakcija trumpoji, kas įvyksta, kodėl keičiasi kursai, kur migruoja pinigai ir kokia iš tikrųjų grandinė reakcija dažniausiai matoma po 3, 6, 12 mėnesių. Tai be abejo rinka jautriausia reaguoja vis dėlto tas pačias palūkanų normas, nes investuotojų pinigai, sakysime, tie judrieji, kurie iš tikrųjų momentaliai per valandas siekia užimti maksimaliai pelningas nišas, iš tikrųjų visų pirma seka tas pačias palūkanų normas, nes yra laikoma, kad jeigu viena valstybė arba keičia, tai yra didina arba mažina, arba netgi indikuoja per savo tiesiog užuomenas arba, sakysime, planus arba pamąstymus arba retoriką arba ten tai vadinamus pranešimus spaudai ir panašiai, tai yra susijęta su tuo, kad aukštas palūkanus automatiškai reiškia, kad pelningumas valstybės instrumentų paskolinių padidėja. Jeigu bankas centrinis, ar tai federalinė sistema JAF ar centrinis bankas Europoje padidina palūkanas, tai reiškia, kad valstybė įsipareigoja skolintis pinigus už brangesnės tas paskelbtas palūkanas. Tai reiškia, kad jeigu ten valstybė sakė, anksčiau ten mokame jums procentą, tai toks instrumentas buvo gal mažiau patrauklus investuotojui, kuris sakydavo, 1% aš gal surizikuosiu ir investuosiu kažkur tai kitur, kur gausiu ten 30, nes 1% neįdomu. Jeigu atvirkščiai valstybė sako, kai būdavo ten paskutinį porą metų, bandant išlyginti infliaciją, iš tikrųjų buvo tikrai nematytos aukštos palūkanos, sako, mes mokėsim ten 6% ar panašiai, investuotojas jau susimastė ir sako, žiūrėkite, jeigu mokate nebe 1, o 6, tai jau susimastysiu, gal man geriau iš tikrųjų stabilus 6, negu tokie volatilus 10 ar 15. Tai mes jau nekartą aptarinėjame veikstai kaip svarstyklės, bet tai turi labai aiškę, labai ryškę projekciją tame tarpe ir valiutų kursus, nes tam tikrų šalių valstybės pasiskelbė apie savo normas. Tai vėlgi, jeigu tą sako JAV, tai tada faktas, kad susimoka tas palūkanas būtent doleriais ir trumpuoju momentiniu laikotarpiu daug investuotojų tiesiog pasirenka konvertuoti mažiau pelningas valiutas į daugiau pelningas, pavyzdžiui, ten kaip doleris. Ir atvirkščiai, jeigu ten Amerika mažina, o Japonija didina, jeigu Japonija didina, o Europa mažina ir panašiai, tai vienas iš tokių, sakysime, aspektų, kur įvyksta praktiškai momentaliai, tai yra sekimas užuomenų, vien pasakymas, kad mes ketiname pakelti, momentaliai kelia tą patį ten dolerio kursą, nes investuotojai sako, žiūrėkite, ten eurai nebegali būti tokie pelningi, jeigu kalbame apie valstybės garantuotus besąlygiškų palūkanų instrumentus kaip doleriai ir tada pinigai teka ten iš eurų į dolerius. Čia yra labai, labai toksai greitasis, labai fundamentalus reiškinys, kuris praktiškai vyksta momentaliai ir susietas visada su palūkanų keitimais. Tiesiog toksai įdomus faktas, kad vienas iš tokių gal įdomesnių palūkanų normų kursų, kurį mes matome, gal mažai apie tai kalbame, tai yra būtent šveicariškas. Ir dabar šiuo metu, ten, kai Europa, Amerika ten spardosi tarp ten aukštesnių ir aukštų palūkanų, tai Šveicarija taiko minimalų, praktiškai nulinį kursą.
Tai tarkime, jeigu nori skolintis pinigus, kaip investuotojas nepaskolinti, tai yra ne pirkti instrumentą, o pasiskolinti, kredituoti kažką, tai ten šiuo metu Šveicarijos frankais palūkanos yra praktiškai nulinės, netgi vertinus banko maržas, tai yra ypatingai pigus / nemokami pinigai, bet čia toks visai komentaras. Tai va, pirmasis momentinis yra susijęs su tuo, būtent, kad pinigai ieško didesnio pelningumo, dėl to laukia arba sprendimo, arba užuomenų ir juda į tas valiutas, kurios iš tikrųjų pelningesnės. Bet kas įvyksta vidutiniu ilguoju laikotarpiu, tai reikia vertinti be abejo tą jau antrinį poveikį. Tai vat, kaip mes ką tik prieš keletą minučių aptarinėjome, tai kai dėl, sakysime, palūkanų normų, geopolitikos, ekonomikos ten augimo ar viso kitų priežasčių, kurie vėlgi yra sočiai, ne tik tai palūkanos veikia valiutų kursus, be abejo, ten ilgojo laikotarpiu prisideda ekonomikos augimas, tas pats pinigų kiekio spausdinimas, jeigu viena šalis spausdina daug pinigų, kita nespausdina, faktas, kad ilgojo laikotarpiu paritetas turi pasikeisti ir panašiai, bet vidutiniu laikotarpiu pradeda groti iš tikrųjų kiti fundamentalūs dalykai. Vienas iš jų, tas atsiliepimas eksportui būtent, kad pasikeitus dramatiškai valiutų kursams, aišku, per ten trumpą laikotarpį nieko neįvyksta, nes eksporto srautai, fiziškų pardavimų srautai, jie yra labai lėti, labai inercingi, bet patirtis rodo, kad per 3-6 mėnesius tokie srautai pasikeičia, tai gali būti mažiau, tarkim, eksportuojama ten automobilių iš vienos šalies į kitą regioną ir panašiai, arba daugiau ir taip toliau, ir tada jau pradeda groti iš tikrųjų tie fundamentalūs dėsniai, nes, tarkime, vienas iš jų, kad pigesnė valiuta pagerina eksporto galimybės šalies ir per kurį laikotarpį be abejo verslas nusistato naujas gairės, nusistato naujas logistinės grandinės, tai atsispindi, tai tada šalis, kaip mes ir matome, pradeda parduoti gerokai daugiau ir nepaisant to, kad valiuta yra gal atpigusi, bet bendras uždarbis šalies gerokai padidėja. Tarp kitko, irgi čia įterpsiu Šveicariją, mano viena iš mėgstamiausių šalių, tai šiuo metu netgi svarsto, kad per stiprus franko kursas, jeigu pažiūrėsime franko kursą santykinai ten su doleriu, su euru paskutinis keletą metų sistematiškai ir labai stipriai augo, vien dėl to, kad šalis yra pasirinkusi drausmingą politiką, nespausdinti nereikalingų pinigų. Bet tai veda netgi tokiai šaliai kaip Šveicarija prie problemų, nes šalis tapo brangi, tai atsiliepia nuo mažesnės galimybės eksportuoti, niekam neįdomios brangios prekės, iki turizmo nebuvimo, nes turizmas irgi yra eksportas ir kai atvažiuoja lankytojas, čia yra tikroji situacija, ten iš valandinį taksi iki viešbučio ten 400 eurų ar 500 eurų prašo, tai jau tampa nebeįperkama turizmui, tai ilguoju vidutiniu laikotarpiu tikrai atsiliepia jau makroekonomikai. Tai investuotojams, kas svarbu tiesiog žinoti, vėlgi, jeigu iš vienos pusės žiūrime į tą momentinį svyravimą, tai ką gali pajusti investuotojas, tai mano, tarkime, ten denominuotos doleriais akcijos gali trumpo laikotarpiu būti euro išreiškime atpigusios, bet iš kitos pusės vidutiniu ilguoju tai visada atsistato, nes vėlgi tos pačios globalios korporacijos, kurios paprasčiausiai būna indeksuose, tai jos turi pardavimus per visą pasaulį, tai kompensuoja padidėjusių eksportų iš namų šalies, bet tuo pačiu vėlgi pagerėja pajamos savo ten nacionalinę valiutą, jeigu parduoda užsienyje. Tai kitais žodžiais, jeigu ten pardavinėja eurų, kuris yra brangesnis, vėlgi programinė įranga, ar ten duomenų centrus, ar nesvarbu koks produktas, tai vis tiek po 3 mėnesių tai atsilieps P&L-uose, tai yra pelno nuostolio ataskaitose, tą pamatys Wall Streetas ir mes turėsime tokias sesijas pelningumo, kaip matome dabar. Investuok dabar arba po 5 metų pasigailėsi. Tavo pinigus prižiūri profesionali komanda. Prisijunk prie 3500 investuotojų Lietuvoje. Nextury Technology Fund. Iš tikrųjų, prie tokių fundamentalių veiksnių temą, šį penktadienį prisiekė naujas Fed vadovas Kevinas Warshas ir jis jau darys įtaką palūkanų normų kursui, nedarbo lygio stebėjimui. Ko galime tikėtis iš Warsho naujo kurso? Ar jis bus drastiškai skirtingas negu buvusio Fed Jerome Powello vadovo? Ko tikisi rinka? Rinka iš tikrųjų daro daug gal projekcijų ir statymų, tiek tiesioginių, tiek netiesioginių. Tai bendras fonas apskritai, kai buvo pradėta kalbėti apie tai, kad Powellas išeina iš ofiso, jį pakeičia Warshas,
Tai Voršas visų pirma buvo siejamas tiesiogiai su Trumpu, Trumpas visų pirma yra siejamas su gal didesniu draugavimu su kapitalu negu su ten darbo ar kitom rinkom. Tai netgi Voršas, mačiau, taip sarkastiškai pavadintas turtingiausias iš visų buvusių vadovų. FED tai yra federalinė sistema, tai yra ekvivalentas mūsų Europinio centrinio banko. Tai tonas bendras buvo, kad sprendimai po Voršo atėjimo į ofisą turėtų būti gerokai draugiškesni kapitalui, negu, sakysime, turėjo tą užduotį Paulsas. Tai čia bendras fonas. Trumpas ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, ir atvirų tekstų, ir užuominom nuo Pauls, sakysime, buvimo dar visada pasisakydavo už palūkanų normų mažinimą. Vėlgi tai yra draugiškas paprastai kapitalai žingsnis, tai veda prie rinkų augimų, tai veda prie spartėjančios ekonomikos, tai gali vesti prie didesnės infliacijos, nes įsibėgėjusi ekonomika, vėlgi čia jau priklauso nuo kitų faktorių, bet labai dažnai priveda prie įsibėgėjusios infliacijos, bet vėlgi infliacija dažniausia jaučia labiausia paprasti žmonės, tai yra darbuotojai, kapitalo prieaugį dažniausiai jaučia investuotojai, kapitalistai ir bent jau kapitalo lyties atstovai. Tai kadangi Trumpas pats yra, nežinau, ar turtingiausias prezidentas, bet nenustepčiau per visą istoriją Amerikos. Tai, sakysime, tas vakarėlis, kuris yra palankus būtent kapitalui, tai be abejo investuotojai jau diskutuoja ilgą laiką. Ir jeigu, tarp kitko, prieš karą Irane praktiškai nebūdavo, jau neliko abejonių, kad atėjęs Kevinas nuosekliai vykdys šiaip Trumpo politiką, tai yra palūkanų normų mažinimas, tai yra draugiškumas didesnis kapitalui ir taip toliau. Tai dabar atsiranda tokie gal pavieniai balsai, kad vis dėlto karas Irane privedė prie infliacijos, Amerikoje vėl yra įsibėgėjusi, Europoje vėl yra įsibėgėjusi. Tai šiemet kai kurios nuomonės ekspertinės netgi vertina galimybę, ten momentinės turime ne ten mėnesį ar 2 infliacija Amerikoje gali pasiekti ir 6%, ko jau šiaip po COVID labai seniai nematėme. Tai paprastai, vėlgi, aukšta infliacija paprastai veda prie aukštesnių palūkanų kaip slopinimo ekonomikos ir mažinimo. Tai vienas iš tokių gal klausimų, dilemų, tai yra tas lūkestis, kurį turėjo investuotojai, kad vis dėlto ves prie mažinimo, pasvertas dabar iš to, kas vyksta Irane ir iš infliacijos, ar tai ves prie pariteto, tai yra išlaikymo status quo, ar tai ves prie vis dėlto, nepaisant infliacijos, vis dėlto palankesnis kapitalai politikos, tai tą dar matysime, bet bent jau turime tam tikrą intrigą. Ten prieš kurį laiką tos intrigos nebuvo, visi laukia, kad tiesiog bus labai draugiškas Trumpo norams. Ir čia gal tokį vieną įmesiu, gal tokį savotiškai, gal netgi apgailestavimą truputėlį, bent jau čia kaip piliečio labiau, ne kaip investuotojo, kad nors iš principo centriniai bankai yra sumastyti visiškai kaip nepriklausomos šalies gal institucijos, visiškai neturėtų nekaip priklausyti nuo politikų, nuo valdžios, nuo prezidento. Ir netgi tai yra įrašyta įstatuose, įstatymuose, tiek Europos centrinis bankas neturėtų nekaip vadovautis politikų norais ar nenorais, iš esmės privalėtų tik tai vadovauti savo misiją. Tai yra Europoje, priminsiu, išlaikyti 2% maks infliaciją, Amerikoje 2 misiją išlaikyti tiek infliaciją, tiek palankų nedarbo lygį. Realybėje to nėra. Istorijoje matome praktiškai tą suartėjimą politikos valdžios ir centro bankų. Ir tai, man tai truputėlį kelia nerimo, nes būtent tas balansas atskirų šakų, teisinės, finansinės, vykdomosios, kuriamosios, tai yra iš esmės demokratijos ašis, tai yra pradžia. To nematome, taigi vis dažniau matome, kad finansinė politika yra tiesiogiai išvestinė iš valdžios norų, iš valdžios kursų. Kartais tai nėra blogai, kalbant apie sprendimus, bet tiesiog, kad tai yra jau nepriklausoma, šis aspektas kelia nerimą. Ir tiesiog sekančius gal 6 mėnesius bus pakankamai įdomu pažiūrėti, kiek kabutėse susidraugaus Kevinas ir Trumpas, ar iš tikrųjų matysis, kad tai yra ten vienas spektras tiesioginiai nurodymų iš viršaus vykdymai, ar vis dėlto tai yra kažkoks tai nepriklausomumas. Priminsiu, kad tarp Paulio ir Trumpo šiai buvo labai tokia įtempta dinamika. Ir Paulis atsisakydavo tiesiogiai vykdyti nors ir tiesioginius Trumpo nurodymus, kad klausyk, bet čia tiesiog stabdyk savo palūkanas, mes norime laisvesnio kapitalo.
Tai Pauliso laiku tas buvo suvaldyta, sulaikyta ir vis dėlto laikėsi priešingos politikos. Kevinas yra tiesioginis statinys, bent jau sprendžiant iš viso eksperto nuomonę, tai bus įdomu. Ar tai taps tiesiog vykdytojas to, ką nori Trumpas. Ar pavyko susidraugauti Trumpui ir Xi Jinpingui? Kalbėdami apie įvykius, negalime nepaminėti praeitos savaitės susitikimo. Ilgai laukto, atidėto tarp Trumpo ir Kinijos lyderio Xi. Taip, tai vertinimai labai buvo skirtingi, nuo tokių labai sarkastiškų pasakymų, tai tas šniuriukas, kas pas ką vaikšto į svečius, nurodo tikrąją galios paskirstimą pasaulyje, nes priminsiu, dar ir Putinas po Trumpo ten atvažiuoja prisistatyti. Cipinas tiesiog sėdė, priiminėja svečius, čia nuo tokių sarkastiškų vertinimų, o mes tada galime žiūrėti, kokia yra tikroji galia pasaulyje. Iki tokių pakankamai optimistinių gal vertinimų, kad paskutinius šiaip daug metų nuo pirmo Trumpo, sakysime, netgi savo kadencijos nuo pirmos, jisai buvo iškėlęs tam tikrą pasipriešinimą, tam tikrą gal priešingybę Kinijos kursui, kas lietė ir draudimus amerikiečių kompanijų, tokių kaip ir Google ir Nvidia, eksportuoti į Kiniją, iki tokios labai kietos retorikos, iki tokių labai nedraugiškų tarifų tiek įvedimų, tiek grasinimų. Dabar kalbame apie tai, kad vis dėlto eina į pabaigą tas periodas, kai Amerika labai priešinosi. Kinija visų pirma tiesiog parodė fiziškai, kad ir augimo tempai, ir technologiniai sektoriai gali ir savarankiškai pasivyti, tiek pralenkti. Tai ir mūsų šitoje laidoje kalbėjome, kad Kinija jau pradėjo pirmauti tokiuose sektoriuose kaip humanoidų robotų gamyba, praktiškai pasiekė paritetą dirbtinio intelekto čipų gamybai, priminsiu po to, kai Trumpas uždraudė Nvidia pardavinėti, eksportuoti savo čipus į Kiniją, tai susitvarkė puikiai savarankiškai elektromobilių rinką, tai tiesiog matome, kas vyksta, kad kinietiški automobiliai tiesiog masiškai užkariauja pasaulį ir taip toliau. Tai tokiam kontekste jau kalbame nebe apie tai, kad Amerika bando neduoti Kinijai pasiekti jos lygį, bet apie visišką lygybę ir paritetą, netgi su klaustuku kai kuriuose srityse. Ir tai veda prie tiesiog tokio pragmatiško tiesiog susitarimo, čia jau Trumpo arkliukas, ieškoti visur pragmatiškų labai aiškių susitarimų. Tai šis vizitas, bent investuotojų vertinimų, tokia simbolizuoja gal tokį eilinį etapą, kur ekonominiai nesutarimai yra sutarti, politiniai dėl Taivanio visų pirma. Šiaip vienintelis vis dėlto lieka, priminsiu tą Taivanio istoriją, kaip po revoliucijos Kinijoje Taivanis liko kaip ir tokia demokratiška vakarietiška šalim, tuo tarpu kaip likiusi Kinija tampa komunistinė, tai labai ilgą laiką pasaulis, gal minkščiau, Amerika griežčiau pripažindavo būtent Taivanį kaip tokią demokratiškesnę šalį, kuo Kinija niekad nepripažindavo, sakydavo One China, viena Kinija ir taip toliau, bet tu pati, kiek žinau, gerokai daugiau gaudasi tame. Čia tiesiog truputėlį konteksto, kodėl būtent lieka tas nesutarimas. Tai šiuo metu tas politinis netolimas liko, tai neveda prie kažkokių tai kritinių pasisakymų, tai neveda prie kažkokių pokyčių, bet labai džiugu, kad ekonominis gal sutarimas matosi, kad yra pasiekiamas. Ir tą mes vėlgi ryškiai matome labai rinkose, nes Azijos rinka paskutinius metus tiesiog rodo stebuklus ir toliau rodo. Gal dalinai dėl to, kad tikrai auga labai greitais tempais, dalinai dėl to, kad buvo taip nesąžiningai nuslopinta, sumažinta, pamiršta paskutinis keletą metų, dabar tiesiog atsigauna. Rezumuojant susitikimą tarp Trumpo ir Xi, iš tikrųjų, dėkui, kad paminėjai Taivaną. Taivanas Kinijai išlieka opiausias klausimas ir tik tai išsprendė Taivano klausimą, tokį pritarimą gavę iš JAV, jie sutinka nagrinėti jau kitus dylų, verslo susitarimų klausimus. Ir Trumpas labai diplomatiškai nutilėjo. Teisingai, kaip ir daugelis JAV prezidentų, mes nutilėkime Taivaną ir tik tai galbūt prezidentavimo pabaigoje JAV prezidentai daugiau mažiau palaiko Taivaną. O kaip dėl Irano? Taip. Žinai, aš gal tą pakomentuosiu, tą nutilėjo, gal tame yra šiek tiek, žinai, tokios išminties, gal tiesiog netgi nepradėti ginčio to klausimu, kurio žinome, kad niekada nesusitarsime.
Tai gal saugiausia teritorija yra tiesiog ir nepradėti, nes čia nėra susitarimų, tiesiog nėra. Tai yra visiškai dvi ideologijos skirtingos, politinės sistemos, aišku, mes čia truputėlį išeiname jau už mūsų ekonominio kurso. Bet šiaip ką norėčiau tikrai taip kabutėse gal pasidžiaugti, kad vis dėlto tas nesutarimas tiek Kinijos su Taivanio politika, tiek Kinijos su Amerikos politika dėl Taivanio ir panašiai, vis dėlto neprivedė bent iki šiol prie jokių karštų įvykių, neprivedė prie ne vienos gyvybės prarastos. Ir netgi tie viešieji pasisakymai Cepinio, nepaisant to, kad itin griežta pozicija, kad Kinija yra viena ir taškas, bet kursas ir instrumentai, kurie yra parinkti, yra palaipsninės integracijos, tai yra dialogo, tai yra ekonominių ryšių gilinimas ir panašiai, nes siekis iš Kinijos yra ne užkariauti jėgą, galėtų greičiausia, bet tiesiog po truputėlį eiti į tą tašką, kai tai iš tikrųjų susidraugauja tiek, kad tampa vienu organizmu, vietoj tokio karšto kelio, kur tiesiog per prievartą kažką padarome. Tai tas iš tikrųjų tokiam geopolitiniam kontekste, kurį matome, žavi. Ir man tai tikrai duoda nemažai kredito, prie gal kažkokiu tai savų specifiškų minusų, bet nemažai kredito ir Kinijos politikų šiuo atveju, kad nepasirenka karšto kelio. Tai yra labai toksai gal retas pavyzdys šiais laikais. Iranas panašu, kad vis dėlto, kaip visada, čia kažkas irgi juokavo, sako, kai visi, kurie planuoja užeiti 2 savaitėm, pasilieka keletą metų, ten nuo antro pasaulinio iki Ukrainos, iki Irano ir taip toliau. Irako be abejo buvo paminėta pavyzdžių. Tai vėlgi situacija tam tikra prasme yra patinė ir jeigu mes matome pagerėjimą, tai milimetrų gal matome geresnės kainas ir benzino kolonėlės ir palengvėjimą tą milimetrinį gal energetikos rinkų ir panašiai, tai ne dėl to, kad ten kažkas susitvarko, o dėl to, kad tiesiog žmonija tiesiog atranda alternatyvus kelius. Tai ilgą laiką konfliktas netgi neišspręstas vis tiek verčia šiek tiek stabilizuotis pasaulio aplinkui, nes kaip žinote, smegenys turi tokią savybę kaip neuroplastika, jeigu prarandamas vienas ryšys, atsiranda šalia aplinkelis. Tai užtrunka kažkiek, tai ir tą mes labiau matome pasaulio organizavimą aplink konfliktą, vietoj to, kad išsispręsti tą konfliktą, nes priminsiu, kad prielaidos iš vienos ir iš kitos šalies tiesiog yra visiškai fundamentaliai kitokios, yra nesutarimi iš principo dalykai, tai kažkokie tai greitą sprendimą dėja, bet nelabai galima tikėtis. Iš tikrųjų, išlipome iš savo laiko limitų, nors norėtųsi ir tęsti šitą temą, man kaip sinologijai Kinijos regiono studentai buvusiai. Tai kągi, dėkoju Ilja už šitą labai įdomų pokalbį. Ačiū tau, Greta. Dėkoju mūsų žiūrovam ir iki kitos savaitės.